Na, kai esame dabar depo, kaip ir minėjom, dabar darom eglučių kainų reidą. Dabar yra gruodžio 14 diena, liko iš tikrųjų ne tiek ir daug, savaitės trupučiuką iki pagrindinės šventės. Tai norim pasižiūrėti, ar tas kainos kažkiek tai keičiasi, nesikeičia, ar geriau būti to tinginiu, kuris paskutinę minutę, ar tas, kuris iš anksto ruošiasi. Tai ką, pradėsim tada žiūrėti. Eglutė 2,40 m. Čia reiškia su depo kortelė 3,15 suapvalinam. Be kortelės 346,39. Nu, jeigu su kaimynu susikooperuosite, tai šitą eglę galės nusipirkti už 283,49 €. Va tokia didžiulė. Taip, kita, reiškia dirbtinė eglutė, aukštis 1,80 m, su depo kortelė 80 €, be kortelės 88, perkant su kaimynu 66. Taip, su šerkšnu eglutė. Tai 1,80 m, su kortelė 98 €, be kortelės 107,69, perkant su kaimynu 88,19. Kita eglutė su šerkšnu 2,10 m, su kortele 130, be kortelės 143, perkant su kaimynu 117. Va tokia. Taip, eglutė dirbtinė 2,10 m, 2,10 m reiškia aukštis, su kortelė 178, be kortelės 195,79, perkant su kaimynu 160,19. Taip, 2,40 m eglutė. Tokia. Reiškia taip, su kortele 194,5, be kortelės 213, kaimynas jums čia nepadės. Taip, nu ir va dar tokia eglutė, tokios mažytės šakelės. Taip, 2,40 m, su kortelė 228, be kortelės 250,79 €. Ir jeigu su kaimynu 205,19. Taip, yra dar eglučių mažesnių. Taip, 1,50 m, su kortelė 65,79, be kortelė 72, perkant su kaimynu 52,60. Čia jau iš karto turbūt su dekoracijom jo, va, dirbtinė eglutė su uogom, 2,10 m, su kortelė 128, be kortelė 140,79 ir perkant su kaimynu 115,19. Apsimoka turėti kaimyną be eglutės. Taip, ir eglutė 2,10 m, su depo kortelė 159, be kortelė 175. Va tokia. Eisim dar pažiūrėti į vidų. O čia viduje dar yra eglučių. Čia turbūt net jeigu visas vardinsi, tai pavargsi. Tai aš gal kokias išskirtinės. Taip, 2,70 m, su kortelė 194,45. Be kortelės 213,89, su kaimynu 175. Eglutė, nu va, tokia iš brangesnių 2,40 m, su kortelė 295, be kortelės 324 €, su kaimynu perkant 236. 2,10 m, su tokiu biški gal angeliuku, reiškia pašviesinimu.
Tai su kortelė 255, be kortelės 280 ir centai, su kaimynu 229 su centais. Yra tokios mažytės, jau su dekoracijom, tai su kortelė perkant 25 eurai, be kortelės 27 su centais, perkant su kaimynu 20. Va šitą tamsiai tokia įdomi. 1,50 m aukštis, su kortelė 71 euras, be kortelės 81 su centais, perkant su kaimynu 56, 79. Šitokias gal matėm. Va šito gal mažytė. 1,20 m. 60 eurų, reiškia su kortelė, be kortelė 66 eurai, perkant su kaimynu 51 euras. Šitą mes matėm, va yra dar tokios blizgios. Taip, su kortelė 50 eurų, be kortelės 55, perkant su kaimynu 45 eurai. Va tokios. Tokias matėm. Nu, yra pasirinkimo, va, juoda. Taip, jinai yra 2,10 m, 100 eurų su kortelė, be kortelė 110, perkant su kaimynu 85. Nu, tokia. Nu, ir turbūt tiek. Yra ir su lemputėm. Dirbtinė eglutė su lemputėm, 1,80 m. Su kortelė 65, be kortelė 71 su centais, kaimynas nepadės. Tai va tiek. Ai, va dar kažkokia mažytė visai. Tokia mėlyna. Įdomi. Bet ar bus kaina? Gaila. Ai, va, kaina yra mažytė tokia, va, mėlyna, originali. Tai su kortelė 2,90, be kortelės 3,30. Perkant su kaimynu 2,30. Dar yra eglučių vazonuose. Tai va tokia yra kanadinė eglutė. 25-30 cm aukščio, su kortelė 12,30, be kortelės 13,66, perkant 3,10,45. Tai jau čia reikia daug kaimynų. Mažesnė. Ne, čia kanadinė eglė ir čia eglė. O kame skirtumas, nes kainų skirtumas gan didelis. Šita kainuoja, reiškia, 6,19 su kortelė, aukštis nuo 30 iki 50 cm. Ir be kortelės 6,88, perkant daugiau nei 3 vienetus 5,16. Šiek tiek didesnė, jau čia 40-60 cm aukščio. 16,29 su kortelė, be kortelės 18,10, o perkant 3 ir daugiau tai 13,85. Čia iš įdomesnių dalykų dar yra girliandos, kurios panašios į šitągi šakas. Tai va galima nereiškia ne eglutę, o iš tokių šakų kažką paformuoti. Tai kiek aš čia matau, su kortelė 20 eurų. Yra va tokių pavienių šakelių, iš kurių kažką galima paformuoti. Tai turbūt tiek iš depo yra tas pasirinkimas. Aišku, kainos gal ir kandžiasi, bet pažiūrėsim, kiek yra kitose vietose. Čia va kaip pavyzdys eglutės, čia girlianda jau net 40 eurų su kortelė. Čia turbūt jos kažkaip švies dar, bet nesimato, kaip čia pademonstruoti. Tai ką, tiek, ate.